Taip, tai pradedam 36-uosius Lamrimčio skaitymus. Sangye chodang tsogi chonamla changcho parto tagni kyapso chi dagi jinso gi bei sunamgi drola penjir sangye druparsho sangye chodang tsogi chonamla changcho parto tagni kyapso chi dagi jinso gi bei sunamgi drola penchir sangye trupar sho sangye chodang tsogi chonamla changcho parto tagni kyapso jidagi jinso gibei sonamgi drola penchir sangye trupar sho. Taip, tai mes šiuo metu praeitą atrodo, berods praeitą savaitę pradėjom skaityti naują poskyrį apie perskaitę, ką tik perskaitėme į kelias savaitės trukusią apmąstymą, meditaciją apie mirtį. Ir sekantis poskyris po mirties yra apie tai, kas laukia mūsų būsimame gyvenime. Ir konkrečiai šitas skyrelis iš principo skatina apmąstyti mus kančios patirtį ir konkrečiai tai, kad labai didelė tikimybė, kad tas būsimasis gyvenimas jis bus kupinas kančios. Ir konkrečiai būtent pats tekstas mus veda apmąstyti būtent tą potencialią kančią, kuri gali kilti mums mūsų būsimuose gyvenimuose ir konkrečiai apmąstant, kas atsitiktų, jeigu mes gimtume būtent pragare, jeigu kaip pragaro būtybė tai reiškia iš principo gimti pragare, jeigu mes gimtume alkana dvasia, tai tokia būtybė, kuri kaip ir įkalinta tarp šio pasaulio ir pragaro, kažkas tokio, prie jos prieisim, toks supaprastinimas šiek tiek, ir jeigu mes gimtume gyvūnų, kas tuomet mūsų laukia. Ir laukia, žinoma, įvairaus pobūdžio kančios mūsų. Tai mes visą šitą truputį aptarėm jau ir konkrečiai pradėjom kalbėti apie pragaro būtybių kančių apmąstymą, kas dar siauriau iš esmės reiškia, galėtume sakyti, tema pragaras. Ir mes pradėjome skaityti, pabaigėme perskaitę būtent šitą skaidrę. Ir mes šiandien tęsime toliau mąstymą apie pragaro būtybės, apie pragarą. Ir gal tiesiog, kas nedalyvavo praeitą kartą, tai Tautvydai nedalyvavai, galiu tiesiog susumuoti ir tiesiog, ką mes čia perskaitėme šitoj skaidriai, kad iš principo budizme pragarai dalijami į 4 dalis. Tai pirmiausia yra didieji gyvųjų būtybių pragarai, kuriuos galima suvokti daugiausia kaip pragarus, kažkaip susijusius daugiausia su ne tik, bet didžiąją dalimi su, kad ten vyksta kančios sukeliamos karščio, artimieji pragarai, šalčio pragarai ir pavieniai pragarai. Tai mes tik tai pradėjom skaityti apie tuos didžiuosius gyvųjų būtybių pragarus ir tų pragarų yra 8. Dabar, aišku, mes truputį palėtame praeitą savaitę ir bendrai, tiesiog klausimų susijusių bendrai apie pragarą plačiąją prasme šiek tiek ir manau, kad šiandien tikiuosi ne vieną tą klausimą vėl galėsim iškelti, apmąstant, bendrai, kokia yra pragaro funkcija apskritai ir ką tas vaizdinys mums sufleruoja. Tai aš labai tikiuosi, kad šiandien mes galėsim apie tai pakalbėti, nes ir skaitysim apie pragarus ir nieko daugiau šiandien nenumačiau. Tad perskaitame tuomet, kad taip, tai skaitome pirmą dalį apie didžiųjų būtybių
apie didžiuosius pragarus būtybių, kuriuo aštuoni, kaip minėjau, ir pirmieji du buvo atgijimo pragaras ir juodųjų linijų pragaras. Tai atgimimo pragare tai tiesiog būtybės, kodėl vadinasi atgijimo pragaras, o dėl to, kad ten atgimsta būtybės ir jau, jeigu jau savaime atgimsti ten kaip pragaro būtybė, tai tavo karma, tavo yra tiesiog visiškai siaubinga. Ir tame pragare, kaip čia matom, būtybės vienas kitą visaip kapoja ir pjausto. Ir tas pjaustimas, jis tęsiasi daugybę laiko. Ir apie tą laiką mes pakalbėsim šiandien daugiau. Tai būtent, kai vienas kito jos supjausto, jos netrukus vėl atgyja ir vėl pjausto, ir taip yra tokia nuolat besitęsianti kančia. Juodųjų linijų pragare tai skirtumas tas, kad ne vienas kitą būtybės ten gimusios pjausto, bet yra sargai, kurie sužymi dalis tas būtybės, kurios ten atgimsta, ir tuomet jas kapoja, pjausto ar patys galit susigalvot žodžius. Tai va, šitie du pragarai jau mes aptarėm ir toliau skaitom apie likusius 6 pragarus iš tų didžiųjų. Taigi, sutraiškymo pragare, kai būtybė susirenka ir sueina į vieną vietą, pragaro sargai suvaro jas tarp 2 geležinių kalnų, panašių į ožio galvas. Tuoj pat tie 2 kalnai jas suspaudžia ir tada iš visų kūno angų ima tekėti kraujo upės. Lygiai taip pat jos spaudžiamos ir kalnų panašių į avies, arklio, dramblio, liūto ir tigro galvas. Kai jos vėl susirenka, įmetamos į didžiulį geležinį mechanizmą ir spaudžiamos kaip cukranendrės. Kai jos dar kartą susirenka, iš viršaus krinta didžiulės geležinės uolos ir ant geležinės žemės jas kapoja, perskelia, taužo ir traiško. Tada ir vėl ima tekėti kraujo upės. Klyksmo pragare tos būtybės, ieškodamos prieglobsčio, suvaromos į geležinį namą. Vos tik į jį įėjusios, jos sudeginamos iš visų pusių įslepsnojusios ugnies. Didžiojo klyksmo pragare viskas panašu į ankstesnįjį, tai yra klyksmo pragara, tik čia yra 2 geležinis namas vienas kitame. Karštajame pragare pragaro sargai tas būtybės įmeta į daugelio jodžio dydžio geležinį katilą, itin karštą ir liepsnojantį, ir jas verda, kaitindami kaip žuvis. Tada įkaitusiu ir smarkiai liepsnojančiu geležiniu iešmu perveria jas nuo išangės taip, kad iešmas išlenda pro viršugalvį, iš burnos, akių, nosies, abiejų ausų angų ir iš visų kūno porų ima veržtis liepsnos. Paskui jos paguldomos aukštielninkos tos būtybės arba kniūpsčios ant smarkiai liepsnojančios geležinės žemės ir taužomos karštų liepsnojančių geležinių kūjų, kuris jas sutraiško ir suplokština. Taip, tai kol kas gal užteks paskaityti tiek ir po to apie likusius 2 iš tų didžiųjų pragarų. Tai, kaip matom, labai vaizdžiai ir net, sakyčiau, kažkaip gan pernelyg detaliai yra nusakomas būtent kokiu būdu, ne tik, kad būtent tos kančios yra sukeliamos tomise pragaruose, tai žinoma, galim truputį aptarti iš eilės einant, bet iš karto man atrodo, kad tas detalus aptarimas jis ir yra svarbus tuo, kad detalumas jis šiuo atveju, kadangi tai neužmirškim, tai yra meditacija ir ta meditacija mus turėtų vesti prie to, kad iš principo, ką mes mastom apie šitą pragaro kančią, tos pragarus, ką mums reikia juos skaityti, o dėl to, kad tie pragarai turėtų mus atbaidyti nuo tos patirties paradoksiškos, kad mes nedarytume blogų veiksmų, kurie neprivestų mūsų atgimti tuose pragaruose, nes jeigu yra labai detaliai nusakoma, kas ten vyksta, tai turėtų sukelti, sakytume, šiurpą kažkokią. Tai ir iš tikrųjų tas ir bandoma, iš esmės ir bandoma tą sukelti. Kiek tai sėkmingas dalykas, aš nežinau. Man atrodo, kad čia galėsim padiskutuoti, nes yra toks įdomus, kad aišku, kartais čia iš tikrųjų būtų gerai, reikėtų ir tas įsivest sąvokų skirtumus tuos tarp būtent šiurpo, tarp siaubo,
tarp gąsdinimo ir iš tikrųjų, bet aš dabar specialiai pernelyg gal neapmašiau taip tiksliai, kaip ką reikėtų iš tikrųjų būti padarius, apsvarstant, nes, nes kaip minėjau, nu, tie nusakymai, jie tarsi labai detalūs nusakymai, jie turėtų sukelti mumise, žinoma, vaizdinius iškart sukelia, kas vyksta, kai reiškia, geležiniai kalnai mus spaudžia, tos kraujo upės teka, tai tiek ir kūniškai mes galim jausti, tiek ir vaizdiškai matyti, kas ten vyksta, ir tas matymas jis turėtų kažkaip tai mus jo išjudinti tuo, kad mes nenorėtume ten gimti. Ir po to visas tas, gerai, sutraiškymo pragaras, tebūnė tiek lygsmo pragaras, irgi toks savotiškesnis, ir didžiojo klyksmo irgi būtent tas šiurpas, kurį bandoma čia sukelti, yra dar kitokio pobūdžio, nes tarsi jau psichologiškai netgi taip subtiliai čia bandoma pagauti ir sukelti šiurpą, nes įsivaizduokim, būtybės bėga į namą, nes namas savotiškai įsivaizduojam, namai visada yra ta vieta, kur mes ieškom prieglopščio, nes taigi mūsų ten gera šilta, o būtent šitam pragare visos būtybės bėga į namą ir tas namas yra sudeginamas, kai jos tik tai į tą prieglopščio vietą ateina, yra tiesiog, galėtume sakyti, va, taip šiurpiai. Um, ir čia vat įdomus yra sadizmo aspektas kažkiek taip, bet čia gal, galėtume sakyti, sadistiškai, gal būtent jeigu yra tai, kas degina, bet tai, kas sudegina, čia toliau yra dar pragaro tie sargai, bus yra minimi, tai jie galbūt galėtų turėti tą sadizmo momentą, kad jie galbūt, bet net nežinau, čia galima bus, nenoriu užbėgti už akių, bet patys suprantat, kad čia va, būtent čia psichologiškai tas baisus dalykas, kad tave suvaro į tą namą ir tu ten esi sudeginamas. Ir tam didžiojo klyksmo pragare yra būtent dar vienas namas tame name ir tu į tą namą tame name tarsi į dvigubai saugią vietą ateini, nes iš principo prieglobstis budizme yra, kad iš esmės būtybės ieško prieglobsčio nuo kančios. Kur jos ieško prieglobsčio nuo kančios? Jos ieško Budoje, Budos mokyme ir vienuolių bendruomeniai to prieglobsčio. Tai jos ieško namų ir čia tarsi jeigu, nes joks kitas dalykas negali garantuoti pasaulio to prieglobsčio galutinio, viskas laikina, viskas suyra. Tai čia vat kažkoks toks irgi vaizdinys, kad tas prieglobstis, tas namas, kuris čionais ateina, jis būtent, kad nėra jokio prieglobsčio pragare, joks dalykas, reiškia, nėra jokio įrankio, nieko, kas galėtų apsaugoti nuo tų kančių esamų, jeigu jau ten atgimsti. Tai maždaug kažkokie, šitai turėtų vesti prie kažkokios tokios minties. Sakyčiau, o dabar karštajame pragare jau visiškai eksplicitiškai jau atsiranda tas, kadangi tai karštasis, tos ugnies tas motyvas visas. Ir čia matom, jo, būtent, kad per ugnį, per tą ugnies vaizdinę, virimas ir čia tas sadistinis elementas galbūt, kad yra tie sargai pervirę iešmo, nuo išangės išlenda pro viršugalvį tas iešmas, liepsnos veržiasi ir panašiai. Na, na taip, tai iš tikrųjų, jo, įdomu, ką jūs galvotumėt ir man atrodytų, kad, nu, kaip minėjau, kad pagrindinė funkcija yra, kaip kartuosiu jau, kad yra sukelti mumise tuos labai konkrečius vaizdinius, kūniškas patirtis, kurios turėtų mus kažkaip tai paveikti ir išgąsdinti tą prasme, kad mes neįsimtume darytis tų, sakytume, tiesiog imtumės kažkaip tai keisti savo gyvenimą ir mąstyti daugiau apie dvasinius dalykus. Ir tuo pačiu metu, na, ieškoti prieglobsčio tikrose dalykuose, kaip jau minėjau, nes kitaip tai veda būtent prie tokių pasiekmių, kaip pat būtent prie gimimo tokiuose pragaruose, kaip čia yra nusakoma. Tik tai
Nu taip, man vis tiek įdomu, ar dar kažkoks yra dalykas, kodėl taip, gal dar kažkokių yra priežasčių, kodėl taip būtent nusakome šitos kančios, nežinau. Aš Um, norėčiau paklausti vieną klausimą. Prašau, iš karto klausk. Aš tiesiog norėjau paklausti ir pasitikslinti, na, ar budizmo mokyme yra tokia stipri įtampa tarp transcendencijos ir imanencijos, kaip sakykime, indoeuropiečių ir indoeuropiečių tautose gimusios kultūros, pavyzdžiui, tų pačių graikų, sakykime, ir kitų kultūrų, kur faktiškai mes jau turbūt nuo Dumezilio žinome, kad yra indoeuropiečių pasaulėvaizdėje yra ta dangaus sfera, žemės ir ta chtoniškoji požemio sritis, ar ne? Ir tarsi pragaras jau priklausytų tai būtent chtoniškai sričiai, aš taip įsivaizduoju. Nu, tas būtų graikiškasis hadas, ko gero, ar ne? Tas angliškasis, pavyzdžiui, anglosaksiškasis hell, tai turbūt irgi iš lotynų kalbos, tas irgi pragarą nusakanti savoka. Nu, lietuviškai mes sakome pragaras. Bet ar budizmo sampratoje tas pragaras, ar jisai turi tokią pačią prasme dalinimosi į tą trinarę struktūrą, kad čia yra kažkur anapus pasaulio, anapus imanentinės kažkur tai sferos. Nes, nu, tarsi tada jau turime, kad yra ir ta perskyra tarp imanencijos ir transcendencijos. Aš gal taip šiek tiek provokuojančiai klausiu taip pat, ar ne? Tautvydai, ačiū tau, kad paklausai. Tai čia jau aš tą kaip tik aptariau praeitą savaitę, kai pradėjom kalbėti apie pragarą, tai ir net toj vat galim sugrįžti, vat, kur čia skaitėm, mm, kad va, būtent kai kalbame yra keturių tipų tie pragarai. Ir gal dar pradėsiu nuo to, kad tibetietiškai žodis pragaras yra newa, neliua arba newa. Ir newa reiškia iš esmės luošinimą. Jeigu pragaras lietuviškai yra, turi tą asociaciją kažkur nugarmėti į apačią, po žeme kažkur, tai tibetietiškas žodis turi daugiausia, kad pragaras yra luošinimo vieta, tai nėra, kad tu tik tai taip kosmologiškai į apačią nueini, bet jau iš aprašymų, kaip čia matom, kaip minėjau, keturių rūšių pragarai ir šitie pirmoji rūšis tų pragarų apibūdinami iš tos pusės, kad, pažiūrėkit, pirmieji iš jų yra tokie ir jie yra tiek tai žemiau nuo čia. 2000, 32 jodžianų žemiau nuo čia. Tai reiškia, kad visgi yra įsivaizduojama, kad jie yra po žeme. Tai jau yra tas, kad ta kankinimo, lošinimo vieta, tos vietos daugiskaitoje, tai ne vienas dalykas, jau iškart suprantam, kad yra pragarai ir daugiskaita, jie yra po žeme ir jie net yra tiksliai nurodomi, kiek po žeme. Ir tas tikslumas vėlgi turėtų sukelt mumise tikriausiai tą vaizdinį, kad čia viskas yra labai užtikrinta. Nes kuo mažiau tikslumo, to mažiau užtikrintumo, ko gero yra. Ir kad kadangi jau yra tiksliai paskaičiuota, kiek būtent, neklauskit, kas suskaičiavo, tik tai, kiek tų jodžianų, jodžianos yra, sakau, nuo 7 iki 15 km vieną jodžianą. Tai, tai būtent tas atstumas yra aiškus ir tai turėtų mus vesti prie manimo, kad yra tas apskritai aiškumas, kas laukia mūsų. Nes tai nėra kažkoks abstraktus dalykas, bet tai tikrai esantis po žeme daiktas. Dabar, kai klausi būtent dėl tos trinarės struktūros, tai žinoma, tai indoeuropiečių mąstyme, budistiniam indų mąstyme yra ta visa trinarinė struktūra. Dangus, žemė ir po žeme, tai pragarai atitinka tą struktūrą, kad tai yra požeminis daugiau dalykas, bet ne visi pragarai. Paskaitysim trumpai labai parašyta, bet pavieniai pragarai gali būti ir nebūtinai po žeme. Bet visi kiti pragarai yra po žeme. Ir daug kilometrų po žeme, tūkstančiais kilometrų po žeme, labai giliai. Tai vadinasi, tas atgimimas jis įvyksta ir taip kosmologiškai ir net geografiškai gerokai mes po žemę keliaujam kartu, ir kartu tai kažkur atsidurime gan giliai nuo to, kur gyvena žmonės. Tai nėra tiesioginio jokio ryšio, tokio fizinio su tai žmonėm, kurie ant žemės gyvena ir po žemę, nebent jeigu gimsti tuose pavieniuose pragaruose.
Tai vat nežinau, Tautvydai, ar atsakiau, o dėl to Taip, iš klausimo. esmės atsakėte, bet dar gal klausimėlis priedo ir šviesos ir tamsos tą dialektiką, kodėl tada tas pragaras taip su tamsa siejamas, bet kartu ir su ugnimi, ko gero. Ta kančia irgi su ugnimi, ugnis šviesti tarsi, ar ne? Jo, jo, čia labai įdomus klausimas. Aš nebūtinai turiu atsakymą į šitą, Taip, bet čia kaip, tikslaus ir nereikia, bet tiesiog tai papasakok. nebūtinai tik su ugnimi, Tautvydai. Taip, Čia, kaip matai, yra šalčio pragarai taip pat. Ir yra tą šaltis. minėjau, Mhm. kad ir tame vakarų vaizdinyje Dantės dieviškosios komedijos pragarų aprašyme irgi ugnies pragarai nėra toli gražu. Net kaip pats didžiausias pragaras, aukščiausias yra kaip tik šalčio pragaras. Taip, Dantė Alighieri pacitavote. Taip. Taip, tai Iš būtent tikrųjų, tas pagrindinis tarsi šaltas, ten, kur Aristotelis tarsi pasodintas pas jį, bent jau Dantėje šiuo atveju. Nu, atsiprašau už tą intarpą. Taip. tai būtent, kad tai nėra tik ugnis, bet, bet čia galima galvoti, kad kaip praeitą savaitę tą aiškinu, čia nenoriu kartotis, nes kad ugnis tikriausiai siejasi su to, kad ugnis iš po žemės, turim tą vaizdinį lavos veržimosi, ugnikalnių suveržimo ir tiesiog kažkaip norisi manyti, kad dėl šitų geografinių aplinkybių, kad po žemė ugnis yra ir iš tikrųjų ugnis yra po žemė, jeigu žiūrim geologiškai. Giliai žiūrint, visgi yra tas ugnies elementas ten. Tai, tai vat, galbūt dėl šito aš sakyčiau. Taip, matau, Vladai prisijungi, tai malonu matyti ir įdomią gerą temą prisijungi apie pragarus. Tai jei turėsi irgi minčių, visi, jeigu turit kokių idėjų, tai prašau, labai labai įdomu būtų išgirsti. Aš tiesiog noriu paklausti, jūs, man atrodo, užsiminėt, ką žmogus turėtų padaryti, kad papultų į pragarą. Aha, ką turėtų padaryti, tai iš principo net nieko labai daug nereikia padaryti. Čia kaip pats principas iš budistinės pusės, kad daugelis žmonių, jie, gal geriau sakyti, ką reikėtų padaryti, kad nepakliūti į pragarą. Gal labiau šitas dalykas, nes iš tos pusės čia kalbama, kad na, tiesiog žmonės atlieka daugybę įvairių per gyvenimus, per daugiskaitą gyvenimus, įvairių net negerų darbų iš įvairių pusių. Ir tiesiog tie negeri darbai kaupėsi. Ir aišku, čia mes galim konkrečius vardinti tuos dalykus visokius ir konkrečiai, žinoma, kad šiaip gerai paklausėt, gal šitą pabaigsiu atsakymo kampą, kurį pradėjau, kad į pragarą patekti nėra sunku, bent jau taip, kaip Tsongkhapa kalba, ir daugiausia problema yra galbūt kaip tik, nu, kad mes niekada nežinom, aišku, tiksliai, nėra parašyta, vat, kad tiek, va, tiek reikia padaryti, kad būtinai į pragarą papult, yra tik tas dalykas, kad yra didieji prasižengimai, tai žinoma, ten tokie kaip žmogžudystė kokia nors būtų, nebūtinai žmogžudystė, bet tiesiog smurtas, bet galbūt dažniausiai siejant visgi nužudimas ir ypatingai nužudimas mokytojų, ten kokių tėvų panašiai, tai vat užtraukia didelę karmą, išdavystę, vat, tarp kitko Budos mokymo išdavystė, nesilaikymas įžadų didelę visai irgi užtraukia neigiamą karmą ir tiesiog galima, yra tam tikri veiksmai vertinama kaip, ir čia ypatingai tai parašyta yra puikiausių vienuolių taisyklėse, kurių turi laikytis, ten yra suskirsta, yra didžiosios, būtent didieji nusižengimai, mažesni nusižengimai ir pagal tai galima matuoti, kad yra tam tikri didesni, mažesni nusižengimai, kurie tikėtina užtraukia ir didesnę arba mažesnę karmą ir atitinkamai ta karma užtraukta, jinai sukelia didesnę tikriausiai. Pačia, va, vėlgi aš tada naudoju tą galimybę, tikimybę, sakau, būtent atgimti būtent, kaip minėjau, nuo tokiai būklei. Gal dar Ačiū, turėtumėt, Tėja. gal dar turėtumėt kokių klausimų, pastebėjimų?
Na, žiūrėkite, o pavyzdžiui, jeigu 20 amžiuje egzistencialistas Žanas Polis Sartras sako, kad pragaras tai kiti, kaip pavyzdžiui, nu čia toks irgi mano provokatyvus savotiškai klausimėlis, ar pati galėtum kažkaip bandyti iš budistinės perspektyvos painterpretuoti va tokią Sartro tezę, kad pragaro tikrai yra ir mūsų gyvenime, imanencijoje kažkuria prasme. Ir kuo tada tas pragaras skirtųsi nuo to kitokio pragaro? To transcendentiško galbūt. Taip, jeigu iš indoeuropietiškos sampratos jau būtų transcendentinis tas, ar ne? Turi menį pragaras, kaip kiti iš Sartro pusės, kad tiesiog gali truputį paplėtoti Sarto šitą idėją, kad dar aiškiau būtų? Nu, tiesiog jisai sako, kad tas pragariškumo, tas būvis turbūt atsiranda iš tos tuščios žmogaus sąmonės, kur susitinki kitą ir jauti tam tikrą kančią ateinančią iš kito valios galbūt, ar ne, kur tu turi suprojektuoti savo perspektyvą ir savo gyvenimo perspektyvą, savo siekinį, jau pripažindamas tą tuštumą kaip savastį. Nu ir tiesiog tokia turbūt, aš gal truputėlį ir bijau nukrypti šiek tiek, bet esmė tai, kad nu tas pragariškumo stovis, tarsi sakytų Žanas Polis Sartras, kad jau yra ir mūsų egzistencija tarsi nuolatinė būklė. Nu, Tai čia žemė, nėra, tai, taip, galite mane taisyti, jeigu norite. Aha, tai prašau, kas Vladai, ar ne? Prašau. tai mano supratimu, Tautvydai, tai čia nieko toli interpretuoti nereikia. Tai, kad tu įvardinai, nu, tai iš budistinės perspektyvos, iš to, ką mes skaitom, tai, nu, tai čia, jeigu tai pažiūrėjus, čia samskaros dalis. Nu, tai Taip, taip, turbūt. tai čia Ir jau iš karto pripažįstama net ir... akivaizdu, taip, tai čia yra, kad jau nu, Budos pirmoji tiesa, tai apie tai kalba. Tai va, Tai, tiesiog mane patikslino. kas yra įtraukta, tai ką nusakėjai, tai skaičiuojama ir tai, apie ką kalbėjai čia. Nes O, kitaip o dėl švietimų nebūtų pragarų, prasmės siekti turbūt, ja. ką? Kitaip nebūtų prasmės siekti ir nušvitimo, ko gero, ar ne? Nu, tai taip, čia tokia Jeigu viena to iš nebūtų. kančios, sakykime, viena iš kančios formų, tarp asmeninė, va, ne, va, tai tokia kančia, kurią tu patiri. Taip, taip. O dėl pragaro, tai čia nu, tėjos anksčiau aktyvuota ta, nusakyta daug anksčiau, čia pradžioj, nu, ten skaitinių dar, manau, tas, kiek šita egzistencija, ar čia pragaras ar ne, nu, tai čia reikia kosmologiją tą prisiminti skaitinių pradžioje, manau, man gana aiškiai tai nušviečia ta schema trijų sferų. Kad yra troškimų sfera pirmoji, į kurią įeina ir pragarai visi, ir tuo pačiu mūsų egzistencija kažkiek nu, irgi įeina į tą sferą. Nu, nes tai, apie ką čia dabar skaitom, nu, kiek spėjau čia paskaityti, nu, tai irgi yra troškimų sferai priklausančios nu, vat, būties, egzistencijos kažkokios plotmės. Vat, ir tada jau virš jos yra ar kažkur kitur yra kitos. Tai mes esam ta prasme, kad nu, mūsų gal, nu, kaip sakyti, nu, jeigu taip jau griežtai žiūrint, mūsų egzistencija nėra pragaras, bet jinai yra toj pačioj sferoj kosminiai, kurioje yra ir pragarai. Ačiū už patikslinimą, taip. Taip, ačiū labai daug už klausimą, ačiū Vladai labai. Tai iš principo jo, tai neturiu ką pridėti, kad jo bendriausia prasme, tai mes kalbam apie jo troškimų sferą, formę sferą ir beformę sferą, trys sferos ir didžiausias, iš principo, didžioji egzistencijos dalis, absoliučiai didžioji vyksta būtent šitoj troškimų sferoj, o čia yra troškimų sferoje yra ir daugelis dangų, ir žemė, ir tai, kas po žemė. Ir tas būtent pragaras dažniausiai budistiškai įsivaizduojamas kaip tam tikra gimimo vieta, kurioje iš principo ta visa blogoji karma yra realizuojama būtent ir kažkaip tai realizuojama ta prasme, kad ta būtybė atsako už savo tas padarytus darbus, patirdama tą kančią. Ir dėl to šitie prašymai iš principo turėtų perteikti, kokia yra ta kančia patiriama. Ir bandoma visgi pasakyti, kad ta kančia yra iš tikrųjų milžiniška. Ir kol kas nusakoma būtent per tą, nu, tos detalės, kokia ten ta kančia ten vyksta.
Taip, ar dar būtų kokių pastebėjimų? Jolanta, Aitai, kaip jums? Ar viskas tvarkoje, nėra kažkokių minčių, nekyla? Jeigu viskas tvarkoje, tai tuomet judėkim į priekį ir skaitykim apie kitus likusius du pragarus. Itin karštajame pragare į išangį varomas trišakis geležinis iešmas ir du jo šoniniai smageliai išlenda pro abu pečius, o vidurinis pro viršugalį. Dėl to iš burnos ir kitų kūno angų ima veržtis liepsnos. Visas kūnas apvyniojamas karštomis, smarkiai liepsnojančiomis geležinėmis plokštėmis, į didelį geležinį katilą pilną verdančių skysčių ir visur liepsnojant jos įmetamos galva žemyn ir verdamos, todėl juda aukštyn, žemyn ir šalis. Tuo metu, kai oda, mėsa ir kraujas suyra ir lieka vien griaučiai, jos vėl ištraukiamos ir ištiesiamos ant geležinės žemės. Kai oda, mėsa ir kraujas atauga, jos vėl įmetamos į vidų. Kitos kančios panašios į karšto pragaro kančias. Nenutrūkstamo kankinimo pragare iš rytų pusės visa daugelio šimtų jodžianų ploto žemė liepsnoja ir plečiasi. Iš ten ateina degančios ugnies jėga, kuri pamažu ardo tų būtybių odą, mėsą, sausgyslės ir kaulus, kol pasiekia kaulų čiulpus. Visas kūnas būna apimtas liepsnų, tarsi sviestinės lempos dagtis. Tas pats vyksta ir iš kitų trijų krypčių. Iš keturių pusių ateinanti ugnis susilieja ir dėl to jos be pertraukos patiria būtybės, patiria kančią. Kad tai gyvos būtybės galima suprasti tik iš jų vargingo balso. Dar jos įmetamos į geležinę vėtyklę su smarkiai liepsnojančiomis geležies žarėjomis ir joje smarkiai kratomos. Ant geležinės žemės jos verčiamos kelti didžiulius geležinius kalnus ir nuo jų leistis. Dar jų liežuvis ištraukiamas iš burnos 100 geležinių kuolų, ištempiamas kaip jaučio oda ir išlyginamas taip, kad neliktų nei raukšlių, nei nelygumų. Dar jos paguldomos aukštielninkos ant geležinės žemės. Geležinio praplėtimo įrankiu joms atveriama burna, į burną kišami liepsnojantis geležies gabalai. Į burną pilamas verdantis faris ir sudegus burnai stempliai žarnoms, visa tai išeina pro apatinę kūno dalį. Kitos kančios panašios į itin karšto pragaro kančias. Šios yra tik apytiksliai nusakytos, be jų dar yra daugybė įvairių kitokių kančių. Tas vietas, kurios jos esti, mastą ir kančias, čia surašiau taip, kaip jos paaiškintos pakopų pagrinde. Taip, tai iš principo didžiąją dalimi manau, kad galit matyti, kad iš to, ką perskaičiu ir kas skaidriai matosi, likusių dviejų pragarų nusakymai labai, šiaip analogiškai panašus, tik dar daugiau detalių yra ir ypatingai daugiausiai detalių yra tam nenutrūkstamo kankinimo pragare, kuris ir laikomas baisiausių iš pačių pragarų. Iš visų pragarų apskritai, man atrodo, iš visų 4 kategorijų pragarų ir ypatingai iš šitų pirmųjų 8, tai yra pats baisiausias pragaras ir dėl to jam skirtas ir didžiausias, baisiausias ta prasme, kad daugiausia kančių. Ten yra tos, kas ten atsiduria į tą pragarą, patiria daugiausia kančių. Ir dabar net galvoju iš principo konceptualiai, ką čia netgi galima būtų paaiškinti, nes principas yra visiškai tas pats. Gal galime tik taip pridėti, kad Tsongkhapa čia remiasi indiškais pragarų aprašymais ir konkrečiai tas yra pakopų pagrindas. Yra reiškęs toks tekstas jogos praktikuotojų lygmenis, yogačara bhumi, ir tas tekstas yogačara bhumi, kuris yra, dabar subėjau, kiek sanskrito originale yra išliko jis, gal ir išliko kažkurios dalis, reikėtų pasitikslinti. Yra viena iš dalių, pati pagrindinė, vadinasi pakopų pagrindas, tai iš principo Tsongkhapa remiasi šito indišką tą visų aprašymų pragarų, tai remiasi tradicija, jis pats neprikūrinėja nieko ir viskas su tuo suprantama, nes ir pats tekstas, yogačara bhumi, sakoma, kad jis ne žmogaus buvo sukurtas, o jie reiškia Maitrėja, ateities Buda, tai reiškia, net ir tie prašymai jie nekyla iš žmonių. Ir natūralu, kad jeigu jau aprašai tokius dalykus, tai turi būti kažkoks jau, tas autorius jau
turėtų būti kažkoks ypatingas, kuris galėtų jau tokias detalės nusakyti. Tai dėl to tai nekyla iš žmogiškos tik tai žinijos tie prašymai, bet jie yra pagristi tarsi jau būtent būtybių, kurios turėjo galimybę tiesiog suprasti, tiesiog pažinti tuos pragarus ir dėl to yra tas šaltinis būtent toks tų aprašymų pragarų. Net nežinau, ką čia galima dar pridėti. Gal jūs kažko norit paklausti dar kas, gal liečiant šitos likusių 2 iš 8 pragarų aprašymų, gal kažkas specialiai krito akis ar, nu gal tam, sakau, nenutrūkstamo, man tai tas sadizmo, to mintis kažkaip tik tai nežinojo, kaip čia paplėtoti, kad kai kuriuose pragaruose tarsi savaime atrodo vyksta dalykai, bet kai kur, o tie pragaro sargai, tai jie tą kankinimą atlieka, jie tą liežuvį ištempia, jie tas būtybės perveria būtent tais iešmais ir panašiai, kad kažkiek toks, nu, kyla tokia mintis, kad ar nėra taip, kad bet kokio vaidmenio būtent tos būtybės, ką jos patiria kankindamos tos pragaro būtybės, joms tai gal malonumas, bet kartu galbūt, kaip bandžiau kitą kartą, kitus kartus atsakyti, tai kartu ir kančia, nes kankinti reikia, kaip netrukus skaitysime, nepaprastai ilgą laiką, jog kai tik tai, nu, iš esmės sudeginamos tos būtybės, ten kūno dalis ten išnyksta, suartamos, tai jos vėlgi atgyja tos būtybės ir vėl tas pats iš naujo daroma, tad aš žinau, jeigu toks kaip fabrike procesas nesibaigiantis, tai ir tie sargai galbūt jie nuvargsta, irgi nuobodulys tam tikras atsiranda ir iš to kankinimo net nežinau, bet galų galia šiaip kankinant atrodo tiesiog neužmirškim, kad, kaip minėjau, kad tas būtybės galima suvokti ir tiesiog kaip karmos veikimo mechanizmo tiesiog reprezentacija, kaip kažkokias detalės. Tai nes nebūtinai suvokti kaip gyvus asmenis, galim suvokti karmą, tarkim, kaip kažkokią tai, tarkim, suvokiam kaip negyvą, ar dalyką kaip kažkokią mašiną ir tie sargai yra kaip tiesiog sraigtai kažkokie, kurie vykdo karmos, nu, mašinos, iš esmės veikia karmos mašina dėka tų sraigtų, dėka to. Tai čia ta mašinos, tada metafora ateina, bet aišku, čia galim klausti, mašina irgi galbūt jinai turi ten sąmoningumą ir panašiai, bet, nu, galima kažkokius tokius klausimus kelti ir galvoti, kas iš to. Gal tai kažką leistų pagilinti čia. Tai aš nežinau, aš sustoju ir galbūt jūs turit kažkokių dar pamastymų. Aš pagalvojau, kad galbūt, kai nusibosta, gal jie apsikeičia ir ten kančia, ir kankinti, ir būti kankinamam, tai gal jie ten vietomis keičiasi dėl įvairovės. Arba, nu, čia tai pusiau juokais, bet nežinau, man tai pasirodė, gal kažkur kažką lyg tai ar girdėjau, ar skaičiau, kad ten kažkas irgi kankintojais patenka į pragarus ir kaip kankintojas. Taip, nu, tai va, kažkokia iš to ir mintis, galbūt jie tenai apsikeičia vietomis. Tiesiog, nes nieko gero, nei tuo būti, taip sakant. Dar kažką norėjau pasakyti, bet atrodo ir užmiršau. Tai tiek tada. Ačiū, Aidai. Mes vartojame tą savoką sadizmas, bet tada iš tikrųjų reikėtų žiūrėti ir tą pačią Markizo de Sado filosofiją, tą visą kontekstą, kur jinai atsiranda. Ir būtent tai yra turbūt irgi tam tikras tos mašininio amžiaus iškilimas, faktiškai po Dekarto ir taip toliau einant į moderniosius laikus. Ir dabar žiūrėkime, jeigu turime tą 20-ojo amžiaus siaubą, koncentracijų stovyklom, nacizmo tą siaubą, kur faktiškai ta mašinerija tarsi ir įsitvirtina kaip pragaras pasaulyje. Ir iš šiuolaikinių filosofų taip pat labai analizuojama kaip sadizmo tam tikra mašinerija tarsi, kurią labai sunku aiškinti. Pavyzdžiui, prisimenant Baudrillardą, tai iš vis negalima net bandyti aiškinti Aušvicą, net ir šiuolaikinė prasme, net neprieiname diskusijomis prie to. Tai va galbūt iš tikrųjų čia bandyčiau ir sieti tą pragarą žemėje su sadizmu kažkuria prasme ir su mašinerija, ką pati pastebėjote. Ir iš tikrųjų, nu, toks irgi man
grįžtamoji mintis, kad nu, tas pragaras, jisai va, tokiom formom reiškiasi ir mūsų pasaulyje. Bet konkrečiai kaip Desadas, jisai irgi turbūt filosofijoje įvairiapusiškai interpretuojamas, žiūrint, koks tas kontekstas turbūt irgi yra. Nu, gal Taip, tiek noriu pasakyti, ar ne? ačiū Tautvydai. Tai žinoma, reikėtų žiūrėti Sado kontekstą. Aš dabar negalėsiu daug pakomentuoti. Tik man kilo mintis apie mazochizmą, apie priešingą dar dalyką, kad galbūt turint mintie, kad visgi tos būtybės visgi nuolat atgyja, ar nebūtų galimybės kažkokios pamastymui, kad galėtų kaip tik malonumas kilt nuo kankinimo tam tikro. Nors tai atrodytų paradoksiška iš to, kad visgi ugnies kančia ir visos tos formos, kurios čia parodomos, jos tokios yra gniuždančios, tai nėra ta kančia, kuri, kaip sakoma, kur praktiškai viskas, kas čia išvardinama, iš karto užmuša, iškart pritreškia. Tai tarsi nėra vietos malonumui čia iš kančios, bet kadangi nuolat atgyjama, ar nėra vis tiek, kažkokios tikimybės to mazochizmo atsirasti, kur būtų malonumo galimybė Bet kažkokia. vėlgi tiek sadizmas, tiek mazochizmas nuo konkrečių pavardžių, tai faktiškai reikia domėtis, va, būtent ką konkretus tas filosofijų turinys turbūt reiškia. Nebūtinai. Šių abiejų vartojimų savokų prasme turbūt, ar ne? Jo. Vladai, prašau. Nebūtinai reikia domėtis. Tiesiog tęsiant ties mintį čia, bet čia yra, tada reiktų žiūrėti galbūt apie tos, kaip sakyti, iš vienos pusės į to karminio mechanizmo veikimo prasme, ta prasme, ar yra ar yra anihiliacija visiškai įmanoma, galbūt yra įmanoma, turiu omeny, bet o jeigu yra palikta netokiam pragare kažkoks tai, sakykime, čia keletas, jeigu tai yra kaip stadija, jeigu ten yra būtybė jau visi amžiams, tai tada amžiams, bet jeigu tai yra kažkokia stadija, kaip kažkokios skaistyklos potencialas tenai yra kažkoks taip, tai toks, kaip pasakyti, šitas tie tavo įvardintas toks tas mazochistinis elementas, tai jis gal net būtų ir kaip reikalavimas iš to išsilaisvinti, nes tai apie ką kalbėti yra tikrai galimybė, bet tam reikia kito jau truputį, čia gerai, čia netruputį, labai kito sąmonės lygio, kuris sugebėtų atsiriboti nuo to kentėjimo, kaip sakyti, kad suvokti jį kaip, čia vyko jau užvakar ir dabar vėl, ir daug, ir įsijungia refleksija tokia, mano traišk, labai, kaip sakyti, reiktų labai reflektyviai suvokti tą, tas trišakas ir ugnis ir taip toliau. Iššūkis, švelniai tariant, didžiulis tokioj situacijai, išlaikyti distanciją nuo to vyksmo. Ir maždaug tokia kaip, kaip kažkokia, čia tada atsiriboji, žinau, čia kažkokia žaismė, skausmas gal, į malonumą persimaino kažkaip, tada kažkokia alchemija pasidaro, dvasinė, tada ir tai čia toks tokia įdomi hipotetinė galimybė iš tikrųjų, nes taip, kai ištesi, tai ir tai pamastai apie tai taip, bet čia reikėtų pažiūrėti, kaip tenai, kaip pat kapo, kaip budistinė tradicija, Tibeto, jinai tą vertina, tos, kaip sakyti, pragarus, geriau suvokti matys, ir kaip suvokia tą sielos likimą visgi, kaip sakyti, nes krikščionys tai meldžiasi nuo amžinosios mirties, kad sergėk mus, kad egzistuoja toks dalykas kaip
visiškas, nu, tokia yra mirtis fizinė, va tarytumai, reiškia, kaip sakyti, ir tada yra mirtis iš didžiosios raidės, kur daug jau nėra jokio jau tenai kažkokio potencialo, tau nebelieka žmogui. Tai va, o dėl tų sargų, tai iš vienos pusės galima taip, nu, tas man patiko, tavo tas karminio to variklio to toks įvardinimas, iš kitos pusės tai yra kaip gal, na, kaip pasakyti, jeigu mąstanties apie tos sargus kaip apie va, tokias sąmoningas būtybės, tai nieko, man asmeniškai nieko nuostabaus labai, nes nu, darbas neretai būna ir rutininis, ir neįdomus, ir nuobodus. Tai tiesiog jeigu dieną iš dienos reikia tą dirbti. O kita vertus, dėl tų kita vertus, mes jau nelabai gal vat Sonkapą ar kas nors, ar kokia va būda, vat, kuris tenai matė, va tiesiog, va, iš kuriuo ateina šitie aprašai, bet ir gali suvokti tą sąmonės lygį tame, reiškia, toj plotmėj, bet, kaip sakyt, mums sunku suvokti, manau, subjektyvę laiko patirtį, kokią galėtų turėti toksai sargas, kaip sakyti. Galbūt jam tūkstančiai metų kaip kokie, nu, reiškia, mirksnis daug. Tai vėlgi, čia reikia tą įskaičiuoti, kad kai mes galvojam apie tos sargus, mes įsivaizduojam save kaip sargą tą ir, nu, blem, man po kokios savaitės jau galvojam, jau po savaitės kokį mėnesį jau būtų, jau reikėtų atostogų, nebegalėčiau dirbti. Tai, galbūt jie, kaip sakyti, taip, kitokios ir turi prigimti kitokį ir tą suvokimą kitokį, nes lietuvių liaudės sakmėse yra išlikusių tokių intriguojančių, tokių įdomių tokių pasažų, kuriuose atsiskleidžia, kad kitose plotmėse ar danguje ar pragare laikas eina kitaip. Nu, subjektyvų, jisai atrodo, kas žemėje atrodo mirksnis, kas žmogui į dangų pakliuvusiam į tenai dangaus kažkokią plotmę pomirtinio pasaulio. Taip, Napilio plotmė atrodo tenai 3 išgertos taurės su draugu, atrodo čia pat, jisai grįžta į pasaulį ir pasirodo, kad tenai keli šimtai metų praėjo, sakykime taip, plotmėje, kaip sakyti, jau fiziniai, kaip sakyti, nors atrodo, ten jis praleido tik tai mirksnį, nu, kaip ne mirksnį, bet trumpą laiką. Tai čia yra tokie niuansai. Ačiū Vladai labai, tai manau, kad daug tų temų, daug aspektų palėtė ir tiesiog užbėgai už akių šiek tiek ir netgi paragrafui, apie kurį skaitysim, nes čia kaip tik ir kalbama bus apie laiką, tai gal net verta perskaityti ir tiesiog net tada tai, ką pakomentuosi ir bus dalinai ir kartu papildymas, ką tu sakei, tą pačią laiko aspektą, nes ką tik skaitėme tuos aprašymus, daugiau kas ten vyksta, bet būtent tos detalesnius, bet laiko aspektas nebuvo paliestas. Dabar galim paskaityti. Tai galėčiau dar pridėti, ką vėlgi minėjau praeitą savaitę, kad taip, kad pragaras iš budistinės pusės, tiesiog primenu dar kartą visiems, kad tai nėra kaip krikščioniškos pragaras, kuris yra amžinasis pasmerkimas kentėti. Iš budistinės pusės tai yra visgi laikinas dalykas ir tai daugiau visi galima kažkaip žiūrėti į pragarą kaip į skaistyklą, tam tikrą skaistyklą ta prasme ir čia netgi tai yra parašyta, tad gal aš tiesiog perskaitykime ir tada pakomentuosiu. Taip, kiek ilgai patiriamos šios kančios aiškiname laiške bičiuliai. Net jeigu tokias itin nepakeliamas kančias patirtum 100 koti metų, kol nedorybės nėra išsekusios, tol nuo gyvybės neatsiskirsi. Kaip čia pasakyta, tas kančias reikia patirti tol, kol neišsenka jas patirti verčiančio karmos gale. Šiuo atžvilgiu sakoma, kad 50 žmonių metų prilygsta vienai dienai 4 didžiųjų karalių giminės dievams. 30 tokių dienų sudaro mėnesį, 12 tokių mėnesių metus, o 500 tokių metų yra 4 didžiųjų karalių giminės gyvenimo trukmė.
Visa ši trukmė paimta kaip viena diena, 30 tokių dienų kaip mėnuo, 12 tokių mėnesių kaip metai, o 500 tokių metų tai gyvenimo trukmė atgijimo pragare. Panašiai 100, 200, 400, 800 ir 1600 žmonių metų atitinkamai prilygsta vienai dienai tėvams nuo 33 dievų dangaus iki kitų emanacijas. Čia toks vertimas truputį abejotinas, bet tebūnie valdančiųjų dangaus. Jų gyvenimo trukmė yra 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000 dieviškųjų metų. Šios trukmės atitinkamai laikomos viena diena pragaro būtybėms nuo juodųjų linijų pragaro iki karštojo pragaro. Jos ten išbūna nuo 1000 iki 16 000 savo metų. Lobyne sakoma, 50 žmonių metų yra viena para žemiausiams troškimų srities tėvams. Aukštesniems jie vis padvigubėja. Taip pat sakoma, kad šiuose pragaruose, pradedant atgijimo, jų para iš eilės lygiai troškimo srities tėvų gyvenimo trukmei. Todėl jų gyvenimo trukmė yra panaši troškimo srities tėvų gyvenimo trukmė. Itin karštojo pragaro trukmė pusė tarpinio kalpos laikotarpio, o nenutrūkstamo kankinimo pragaro vienas tarpinis kalpos laikotarpis. Pakopų pagrindinėje dalyje tai aiškinama taip pat. Apie gretimuosius pragarus sakoma taip. Kiekvienas iš 8 pragarų turi po 4 sienų pusės ir po 4 vartus. Už jų jie apsupti geležinė tvora ir ta tvora taip pat turi po 4 vartus. Prie kiekvienų vartų yra po 4 papildomus pragariškų būtybių pragarus. Žarijų duobė, pūvančių lavonų purvas arba išmatų purvas, tuokantys kaip lavonai, skustuvo ašmenų kelias ir panašūs, taip pat upė be brastos. Taip, tai šitam paragrafe iš tikrųjų labai yra tam tikrų tokių niuansų parašyta ir gali būti kai kurios tos sąvokos vartojamos skaičiai, nebūtinai iš karto aišku gali būti, kas čia turima minty, tai pamėginsiu tiesiog esmę nusakyti. Tai pati, iš esmės, didžioji dalis paragrafo skirta toliau pratęsti nusakymą apie tuos 8 pragarus didžiuosius ir būtent apie tai, kaip reikėtų suvokti laiką ten vykstantį, kaip ten laikas turėtų būti suvokiamas juose, o po to perinama kalbėti apie kitą pragarų dalį, tai yra apie gretimuosius pragarus. Tai kol kas apie gretimuosius pragarus nekalbėkim, tiesiog apie tą laiką. Vis dar pabaigime kalbėti apie šitos 8 ir laiko aspektą. Bet netgi prieš laiko aspektą pasakoma iš principo, kiek trunka, iš esmės, kaip reikėtų suvokti, kodėl tos kančios ten iškyla būtent toms atgimusioms būtybėms. Tai pirmiausia, aišku, dėl karmos. Ir iš principo sakoma, kad kol karma nėra, galima sakyti, neišsireiškia, kol ji nėra, čia pasakyti, jinai išsekinama, kol nėra ištekinama, o kiekviena ta patirta kančia, kiekviena ta diena, tiek žmogiškojo mūsų pasaulio diena, tiek ir, kaip čia parašyta, yra atskirai ir dieno skirtingą matą turi pragare tame, vis labiau tarsi artina būtent prie to blogos karmos ištekinimo, nes tarsi jos mažėja. Bet čia nepaminėta tai, kad pragare būnant irgi galima blogą karmą uždirbti dar papildomai, bet čia nėra apie tai kalbama, tai kol kas paliekam šitą dalyką į šoną. Tai dabar paimkime tą laiko aspektą ir kaip čia reikėtų suprasti. Pirmiausia, pradedama nuo to, kad 50 žmonių metų, tai yra šio pasaulio, mūsų 50 žmonių metų prilygsta vienai dienai 4 didžiųjų karalių giminės tėvams. Tai čia yra terminas ir čia kalbama apie štai tokį dalyką, kad budistinėje kosmologijoje, tai kaip minėjau, yra tiesiog žemė, kur mes gyvenam, gyvosios būtybės, daugelis gyvųjų būtybių, yra pragarai, kas po žeme yra dangus. Tai dangų yra įvairūs dangus, nėra taip pat dangus, įvairios rūšis dangų ir būtent
troškimo srityje yra 6 rūšių dangus. Ir pirmasis žemiausias iš dangų ir yra vadinamas 4 karalių didžiųjų dangus. Ir čia kalbama, kad tie karaliai yra kaip tam tikri sargai, kaip tam tikros, taip, dievų rūšis, tam tikra, kuri irgi dalis žmonių meldžiasi tiems 4 karaliams ir mes irgi galim galbūt melstis, bet čia pagalbos kažkokios, nes tai didžiosios būtybės, bet jos, neužmirškim, irgi tėvai yra irgi kaip ta būtybės rūšis, kuri irgi patiria kančią, tad nereikėtų į tai pernelyg susitelkti, bet iš principo norima pirmiausia nubrėžti tam tikrą liniuotę, kad mes suprastume tą kaip laikas juda. Tai reiškia, kad atitinka būtent jo. Taip, tai viena diena, kaip 50 metų, prilygsta vienai dienai tų būtent 4 karalių dievų laikui. Ir po to, kaip matom, yra sujungiama papildomai, kad 30 tokių dienų sudaro mėnesį, 12 tokių mėnesių metus, o 500 tokių metų yra 4 didžiųjų karalių giminės gyvenimo trukmė. Ir čia jau galima būtų skaičiuoti, kiek čia atitiktų žmogiškų metų. Ir čia reikėtų kalkuliatoriaus, aš dabar neturiu po ranką greit čia suskaičiuoti, gal galėčiau skaičiuoti, bet patys galit pasiskaičiuoti. Ir po to, kas svarbiausia yra pasakoma, kad visa šita trukmė, būtent reikia suvokti, yra pragare, yra kaip viena diena. Ir čia reikėtų pasipriešti tą dalyką, kad pragare būtent laikas yra skirtingas ir ten viena diena iš principo reiškia būtent tokį didžiulį skaičių, tai yra kaip 500 metų 4 didžiųjų karalių dievų. O kiek tai yra žmonių metų, patys galite pasiskaičiuoti, jeigu matom, kad 50 žmonių metų yra tik tai viena diena tų karalių. Tai čia reikėtų kalkuliatoriaus. Tai čia ir matom, kad 500 tų karalių metų yra viena iš principo, tai yra tas laikotarpis, reiškia, viena diena yra tiek, kiek tie karaliai gyvena, bet papildomai dar reikia dauginti ir iš prito gaunasi 500 tokių pragaro metų. Yra atskiras matmuo ir tada gaunasi, kad tiek laiko reikia užtrukti iš principo tame, bent jau pirmajame iš pragarų. Dar atkreipkite pirmajame, ne visuose pragaruose, bet pirmajame iš tų 8 ir wow, kažkoks koks detalumas. Ir tai vėlgi turi nurodyti, kad viskas labai aiškiai sustiguota, būtent šitam karminiai visatoj. Ir kas stebina visam šitam nusakyme, tai žinoma tai, kad norima pasakyti, kad tai labai ilga trukmė. Jau matom, nėra taip lengva suskaičiuoti, kiek net būtent ta viena diena jau yra 50 metų tų dievų, o čia mes kalbam, kad viena pragaro diena lygiai tiek, kiek tie dievai gyvena. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Ir dabar galima klausti to klausimo arba sekti tą giją, kaip Vladai iškėlė, kad kaip čia tą reikėtų laiką suprasti. Ar tai reiškia, kad ta diena iš principo pragare, nes 2 būdai galima, 2 būdais interpretuoti. Pirmas būdas tai yra mąstyti, kad iš būtent žmogiškos dienos perspektyvos ir tada sakyti, kad būtent mes patiriame pragare laiką būtent taip, kaip čia patiriame ir tada tiesiog ta viena diena yra iš tikrųjų daugybė tūkstančių, ten ar dar daugiau, net reikėtų skaičiuoti milijonų metų. Ir mes visus tos milijonus metų patiriame vienodai taip, kaip čia Žemėje. O kita interpretacija būtų, kad iš tikrųjų tas laikas eina žymiai greičiau ir ten mes patiriame tą dieną lygiai taip pat, kaip čia patiriam tą dieną, bet iš tikrųjų tai praeina tas laikas žaibiškai kitose plotmėse. Tai čia aš visgi drįsčiau manyti, kad šitas tekstas sufleruotų tą pirmą interpretaciją, kad norima pabrėžti tą laiko ilgį, kad visgi tai, kadangi
mus skatina Tsongkhapa mąstyti apie pragaro kančias kaip apie blogą dalyką, apie tai, ko reikėtų vengti. Tai noriu Tsongkhapa pasakyti, kad ne tik intensyvios kančios, bet ir nepakeliamai ilgos kančios. Ir dėl to subraižomi tie palyginimai su dievų gyvenimo trukme ir panašiai, tam, kad parodyti tą ilgį. Ir po to, kas seka, tai dar keli palyginimai. Ir Vladai, gal nori iškart įsiterpti? Na, prašau. Aš čia tik tai galvojau, tik nuspaudžiau, bet taip pritariu šiaip tam, ką sakai, nes vienas mintis dar buvo tokia, kad čia toksai, bet nu čia labai, čia jau toks labai geraširdiškas pragaras būtų, bet kad ir kaip tai, kaip sakyt, keistai beskambėtų palyginus su tom kančiom, kurios buvo prašytos, bet aš pagalvojau apie tokį, kad čia kad čia galėtų būti kaip koksai, vat, jeigu tai būtų geraširdiškas pragaras, tai čia kaip valiutų kursas, kad keitimas, kad, sakykime, pridarai aibių, sakykime, gyveni kažkiek gyvenimų, ar ne, reinkarnuojasi, pridarai tenai aibių ir Tsongkhapa sako, kad maždaug viena pragaro diena sudegina tiek ir tiek žmogiško gyvenimo dienų, taip kad gali atpirkti vieną pragaro dieną tiek ir tiek žemė užgyventų kančių, kas turi vidį, karmos tos, tai toksai, bet čia toks pagalvoju, taip, čia tu šiaip teisi, taip, tai būtų labai, labai toksai parankus nusidėlėms toksai dalykas, kad aš daug, kiek duosi tenai, tai tau ten 2 savaitės, gerai, aš daug, tai taip nemotyvuoja, o jeigu sakai, kad kai ten pateksi, tai tenai daug subjektyviai tau atrodys, kaip ten 100 000 metų, o čia jau kitas reikalas. Taip, tai aš irgi taip pat galvoju, kad būtent šitas turėtų motyvuoti labiau nepatekti pragarą, nes priešingų atveju net atsirastų galbūt netgi motivacija norėti pragarą patekti, nes ten greičiau. Taip, toksai, kad greičiau prasisukti, nes jeigu čia patiri laiką, taip pat, tai taip, tada visokias aibės krečia būtybę ir daug tai atsėdėsiu savo, tada sako, netinka. Jo, būtent tai, o pratęsiant tiesiog, kas toliau parašyta, tai iš principo labai nesiplėsiu, bet esmė ta, kad kadangi yra dar 5 dangus, reiškia, be to 4 karalių dangaus, ir ten vienas yra 33 dievų dangus, ten toks, po to, ir dar be to dar 4 dangus, tai reiškia, tų dievų amžius irgi skiriasi gyvenimo. Tai kuo aukštesnis dangus, tuo daugiau dievai gyvena. Ir atitinkamai norima pasakyti, kad pagal tų dievų dienas skaičiuojamas laikas ir kitose pragaruose. Tai reiškia, kuo kiti pragarai turi dar ilgesnį laiką, bet jų laikas matuojamas jau atitinkamai pagal tų aukštesnių kitų dievų gyvenimo laiką, kitų dievų dangų. Tai čia norima pasakyti, kad reiškia, jų gyvenimo trukmė 1000, 2000, 4000, tai tų dievų kitų, kurie kitose danguose gyvena, reiškia, jie daugiau gyvena ir atitinkamai būtent tai atsispindi ir kitų pragarų laike, kad galima skaičiuoti, kiek žmogus gyvena pagal tų kitų dangų dievų gyvenimo laiką, kiek ten tam pragare jis turės prabūti. Ir Tsongkhapa po to pasitelkė, vėl pacituoja šaltinį, tai Abhidharmos tekstą, lobyną sutrumpintai, kur iš principo yra parašytas tas pats dalykas, kad, kaip jau minėjau, kad žemiausių troškimų srities tėvai tinka 50 metų, o aukštesnių gyvenimo laikotarpis jau padvigubėja. Ir atitinkamai yra ta koreliacija su pragarais taip pat, kad ten para jų lygi priklausomai tiek, kiek gyvena dievai. Reiškia, skirtingų dangų. Ir po to, kas dar pridėta, kad 2 paskutiniai
iš pragarų, tai tos, kurios skaitėm labai patys baisiausi, ten su ugnimi, kur kankinama labai ir ten taip, kur sakiau, sadistiškai, mazochistiškai ten tų galime šit elementų, tai yra būtent apibrėžiami per kitą mastą, per kalpą. Ir kalba būtent yra labai didelis laiko vienetas ir jis jau nesiremia būtent į dievų tą gyvenamo laikotarpį. Tai yra dar didesnis vienetas. Tai noriu pasakyti, kad pačiuose baisiausiuose pragaruose, tai reiškia apskritai toks principas, kad yra pragarai su skirtingo intensyvumo kančia ir dargi ir laikas irgi yra atitinkamai koreliuoja. Kuo baisesnis pragaras, kuo daugiau kančių, tuo ir ilgiau ten reikia išbūti. Tai iš principo, nu, vat, galit ir pamastyti, kad tuomet ir tas pats principas, kad būtybės atgimsta įvairius pragarus priklausomai nuo jų padarytos blogos karmos. Bet kaip matome, joks iš šitų paminėtų pragarų šias netrodo labai gundantis atgimti, nes net ir pats tas silpniausias, bent jau iš šitos rūšies, irgi iš tikrųjų, atrodo, tikrai turėtų kelti didžiulės nepakeliamas kančias. Taip, ir po to perinama prie kitos rūšies pragarų, tai yra tie, kaip čia vadinami, gretimieji pragarai. Ir gretimieji pragarai tai nėra kažkokie labai išsiskiriantis nuo šitų 8 pagrindinių didžiųjų pragarų, o jie yra daugiau kaip tiesiog kaip būtent galime įsivaizduoti kaip kalėjimą kokį, tuos 8 pragarus kaip kambarius. Ir čia kaip ir parašyta taip vaizdiškai, kad tie gretimieji tai yra tiesiog prisišlieję prie tų būtent pragarų. Turim tos 8 pragarus, galim suvokti kaip kambarius ir kiekvienam iš tų pragarų yra 4 vartai iš 4 kryptise. Ir kai tik išeini už tų vartų, yra tvora, kuri juosia ten kiekvieną iš tų pragarų. Ir už tų vartų dar yra atitinkamai 4 vartai. Ir prie kiekvienų vartų yra dar 4 pragarai. Tai čia taip atrodytų labai savotiškas toks nusakymas, kad reiškia, jeigu tu nori vaizdiškai, tą pragarą galima kaip kalėjimą kokį įsivaizduoti, bet man toks vaizdinys, kad nori pabėgti iš to kalėjimo, tai to nelabai išeitų netgi pabėgti iš to kalėjimo, nes yra tos sienos ir kai tu išeini, tai yra vėl tvoras kažkas spigliuota ir už tų vartų dar 4 pragarai dėl viso ko, kad jeigu sugalvotum pabėgti. Čia taip, čia man atrodo kažkokia tokia idėja turėtų būti ir tie pragarai yra lygiai taip pat baisiai skambantis, tai yra žarijų duobė, pūvančių lavonų purvas arba išmatų purvas, dvokiantis kaip lavonai, skustuvo ašmenų kelias ir taip pat upė be prastos ir jie detaliau bus apibūdinami neskirtingo, bet būsimoje skaidrėje. Tai man tiesiog čia kažkoks toks juokas kilo iš tos pusės, kad bandoma taip suresti tos pragarus, kad tikrai netgi neiškiltų net tokia galimybė, kad kaip mūsų fiziniam pasauliu galėtume tarsi galvoti, štai kokie nors sargai ten užmėgs ir pamėginsiu pabėgti. Bet čia ne, taip neišeis, nes būtent yra tie pragarai aptverti ir dar yra kiti pragarai dėl viso ko, kad jeigu iš to pabėgi, tai kitur tikrai įklimpsi taip, kad tu niekur nepajudėsi. Tai būtina išbūti, toj vietoj nėra kur pabėgti. Tai maždaug tokia idėja. Ir gal turėtumėt kokių minčių, kas tą nors ar kokių pamastymų, tai labai prašom. O ar sutiktumėte, pavyzdžiui, kad pati laiko ir erdvės savokos, pačios laiko ir erdvės savokos, jos yra labai, labai mislingos žmogui. Ir jeigu taip žiūrėtume iš vakarų perspektyvos, tai faktiškai, nuo graikų filosofų, nuo Platono, Aristotelio, ta laiko problema, erdvės problema taip pat labai stipriai iškyla ir eina faktiškai iki pat modernybės per visą tradiciją. Čia galima paminėti ir Kantą, pavyzdžiui,
Ir prieš tai dar Augustiną tą patį, kuris irgi konfesijonę svarsto laiko problemą. Na ir galiausiai modernybė faktiškai tie didieji filosofai ar Heideggeris ar Bergsonas, nu irgi kliūna už to laiko problematikos pačios kaip savaime tiesiog, ar ne? Ir čia dabar, vat, štai paminėjote budistinę tą perspektyvą, nu tarsi tas laikas jau nekvestionuojamas kaip pati sąvoka turbūt, ar ne? Ir tarsi iracionalumas tarsi fiksuojamas, relativumas tam tikras laiko, kaip supratau, fiksuojamas, bet kažkuria prasme tas laikas pats savame jau turbūt nėra kvestionuojamas. Jis jau yra, bet kuriuo atveju tiesiog. Negalima net Tai ir abejoti, kad jis yra tiesiog, ar ne? Aha, tai jo, Nėra- tai aš sakyčiau, kad nėra taip, kad jis nekvestionuojamas, jis yra apmąstomas. Ta prasme, kad jis nekvestionuojamas, taip, jis kvestionuojamas ta prasme, kad jis irgi yra apmąstymo objektas. Tai va šitas dalykas, e, tai jis yra apmąstomas ir abhitarmoj jis laikas laikomas kaip vienu iš elementų tikrovės. Tai kaip kažkokia substancija būtų, grubiai tariant, kuri mūsų neišvengiamai esti ir Bet jau mes, kaip substancija yra tiesiog, ar ne? nu čia grubiai sakau, nes budistai šiaip substancijų nelabai mėgsta tokio kažkokio stabilaus dalyko, bet jie laikytų, kad tai yra kaip, va čia iš tikrųjų įdomiai prasidėtų išvedžiojimai, pavyzdžiui, apie tarmą, Nes labai mislinga, iš tikrųjų labai mislinga. labiau detaliai Pačios mislingiausios savokos turbūt. manyti, kad tai yra kaip tarsi vos ne kaip kantiškai kažkokia tokia duotybė. A priorinės sąmonės formos pagal Tik Kantą tai, tarsi. tik tai budistai vadintų, kad tai nesąmonės forma, o jie vadintų, kad tai yra tarp sąmoninis toks kažkoks tai darinys abstrakčiausia prasme ir panašiai kaip va, tokiam lygiai kaip yra tiesiog, tarkim, sąmonė yra įvairios tos sąmonių rūšis, budistinė prasme, ten patiriamoji sąmonė yra sąmonės saugykla, tai tokioj pačioj kategorijoje yra laikas, kuris yra kaip vienetas ir mes tą laiką suvokiam, galim išreikšti kaip įvairiais įvairiom pusėm, kaip, pavyzdžiui, kaip skaičiuojama laiką. Tai va šita prasme laikas nėra, kad kažkaip tai jis yra apmąstomas, tik dabar klausimas, ar tu jau klausi kvestionuojamas, kuria prasme, ar yra tokių, kas laiką ginčia apskritai. Nu, turbūt net ir tokį klausimą būtų galima kelti, nes labai tos laiko kilpos labai didžiulės, kaip suprantu, tiesiog, ar neapsvarstamos šitoj tradicijai turbūt. Ai, tai Matai, čia jeigu galima tie visi prašau. dar trumpam. Matai, kaip man atrodo, tai čia yra, kaip pasakyti, tie klausimai nėra tiek, jie turi kažkokią tai reikšmę, taip, kiek tai liečia ten budistų tradicijos, matytą vidinį koherentiškumą ir apmąstymą visokių ten elementų patirties, bet neturi tokios reikšmės, kokie jiems tie dalykai, kurią jiems suteikia čia. Nes Kurią galbūt suteikia vakaruose. esmė yra kokia. Tiek, kiek tu supranti, kalbėjai čia apie laiką ir erdvę, Tsongkapai tiek ir užtenka. Nes jis čia kalba ne apie laiko, tavo laiko ir erdvės suvokimas, to ir užtenka. Nes sveikų protų paprastai suprantamas. Nes Tsongkapos tikslas čia yra ne paaiškinti tau, ne užklausti laiką ar ten erdvę, taip toliau, bet kalbėti apie kančios problemą ir skiepyti praktikuojančiam budistų, kad už blogos karmos kaupimą bus labai blogai. Ir kaip blogai, tai kaip sakyti, tu gali, tau nereikia būti, tau nereikia ten sėdėti ilgai galvoti, kaip čia su tuo laiku ir erdvė, tau užtenka pat pasimti tai, kas tau sveikų protų suprantama, ir pažiūrėti, tiesiog pasekti Tsongkapą ir pažiūrėti, kas iš to išeina, kaip sakyti, o išeina irgi nusavitai įdomus dalykai, nes tai yra, kaip pasakyti, nors matematiškai čia pagirtinas tikslumas, kaip sakyti, preciziškumas, kas, aišku, tekste ir anksčiau buvo, bet
Tai yra, nu, tiesiog penas fantazija irgi, nes tau jau net sunku suvokti, prasme, tokį vat, laiko, vat, tokius mastelius, nors čia yra labai aiškiai pasakyta, koks yra Nu, aš mastelis. intuityviai tarsi jaučiu labai geri jūsų pataisymai iš tikrųjų. Tai, Taip, tai esmė yra ta, vat, turbūt. supranti, čia kaip sakyti, tu gali atsisėdęs ant akmenėlio, ant kelmelio mąstyti ir mąstyti apie tą laiką ir erdvę, bet kančios problemos tau taip nepadės įspręsti. Nu, nepadės tiesiog. Taip, paaiškinimai Tai vat laiko ir erdvės viskas. to nepanaikins, pačios kančios fenomeno tiesiog kaip Taip, tokio. taip, prisigalvo teorijų tenai, va čia taip anaip, čia o gal čia tas laikas taip eina, gal anaip, Ar kaip gal ten čia, koks kaip čia su Hawkingas ta sako, erdvė žinai, dabar, kaip čia su ta erdvė dabar mano šitą suprantama, taip toliau. Tai yra nesminiai klausimai, budizmai, nu, Tsongkapai mano suvokimu. Taip, tai visiškai pritarčiau Vladui, kad šitam kontekste laikas nėra kažkoks svarbus kaip dalykas, tai Tautvydai vat, su labai kaip geras pavyzdžiui, jeigu atsakymas. astrofizikai sakytų, kaip koks Hawkingas sako, brief history of time, trumpa laiko istorija, vėlgi laiko, ar ne, kad čia buvo Big Bangas ir po to prasidėjo laiko ir erdvės plėtra ir taip toliau, tokie klausimai budistui tiesiog nekiltų kaip probleminiai, ko gero, ar ne? Nežinau. Dalykas tas, kad, matai, kai aš sakyčiau, labiau linkčiau Vlado sekti atsakymu, kad šitam kontekste jis neaktualus. Tačiau kitam kontekste laikas gali būti aktualus. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad ir paimkim, yra kad specialių net traktatėlių apie laiką, kurios senovės budistai yra parašę, tai pavyzdžiui, tas pats Nagarjuna, tuštumos, žinom, kelio, vienas garsiausių mąstytojų, škias budistų, Madhyamokos vidurio kelio, tai jo veikale apie vidurio kelio eilės yra skirelis apie laiką skirtas parodyti apie tai, kad laikas nėra išskirtinis elementas kažkoks iš kitų. Ir jis analizuoja laiką, išskirtamas, ten vėlgi laiką į tris dalis, laiką su judėjimu taip pat svarsto, laiką kaip seka svarsto ir analizuoja tos aspektus laiko. Tai tas tikrai egzistuoja. Tai nėra, kad tas būtų kažkaip nežinoma budistiniai tradicijai. Ir net tas pats Tsongkhapa, mūsų autorius, jis yra parašęs išsamų komentarą šitam dalykui. Tai galėtume, jeigu būtų įdomu, čia net mes galėtume skaityti Tsongkhapos komentarą apie laiką Nagarjunos veikalui. Ir tada išryškėtų, kokia yra būtent Tsongkhapos ta požiūris apie laiką iš tokios, kaip tu Tautvydai sakai, iš filosofinės pusės. Tai reikėtų šitą padaryti. Bet šitam kontekste... Labai geri papildymai, patikslinimai, aiškiau tarsi darosi. Jo. Ir net yra atskiras toks veikalas, kuris priskiriamas tokiam mąstytojui Dignagai, jis vadinasi Trikalė Parikša, jis vadinasi trijų laikų tyrimu. Tai laiką, kad laikas į tris dalinamas, į praeitį, dabartį, ateitį, tai Nagarjuna irgi svarsto apie laiką kaip į tris dalinamas. Tai ten jis irgi svarsto tą laiko klausimą, laiko kaip probleminio dalyko, kuris yra ir vienas, ir trys tuo pat metu. Tai tai tarsi, ta refleksija, jinai egzistuoja budistiniai tradicijai, tą svarbu pažymėti. Šitam kontekste Tsongkhapa negali išsiplėsti apie viską, papasakoti tuo pat metu. Dabar tema yra apie pragarus, tai kalbama apie pragarus ir negali apie viską pakalbėti, žinai, vienu metu. Tai toks atsakymas būtų. Taip, tai žiūrim, kiek turim laiko, tai dar 8 minutės, 9. Aš net galvoju, kad galim paimti ir greitai perskaityti ir šią skaidrę. Tai šitą skaidrę iš principo toli pratęsia tas gretimuosius pragarus, artimųjų pragarų aprašymą ir, kaip minėjau, 4 rūšių yra tie pragarai gretimieji, bet iš principo tai yra kaip kambarėliai, tokie apsauginiai. Vaizdiškai, sakiau, įsivaizduoti galima, kad yra tie didieji pragarai kaip kažkoks kalėjimas, tai ten yra kaip dėl viso ko priestatai tokie prie to kalėjimo, kad jie nori pabėgti, kad į tuos pragarus patenki. Tai ir čia 3 iš tų pragarų gretimųjų aprašymai ir daugiau šiandien neimsim. Tai čia sustosim, bet perskaitykim šitos bent jau 3 rūšių gretimųjų pragarų aprašymus. Tai iš jų pirmasis yra toks. Ten yra žarijų duobė, kurią grimstama maždaug iki kelių. Kai tos būtybės ieškodamos vietos apsistoti ten eina ir pastato kojas,
Visa jo oda, mėsa ir kraujas suyra. Kai kojas pakelia, visa tai vėl atauga. Antrasis yra toks. Greta to yra išmatų purvas, dvokiantis kaip lavonas. Kai būtybės ieškančios vietos apsistoti mėgina jį pereiti, jos ten pargriūna ir panyra iki galvos. Tame purve yra vabzdžių vadinamų aštriasnapiais. Jie prakrečia jų odą, mėsą, sausgyslės ir kaulus ir graužia tol, kol pasiekia kaulų smegenis. Trečiasis yra toks. Greta to purvo yra kelias nusėtas skustuvo ašmenimis. Kai būtybės ieškančios vietos apsistoti ten nueina ir pastato kojas, visa juoda mėsa ir kraujas nupjaunami. Kai kojas pakelia, visa tai vėl atauga. Greta jo yra miškas, kurio lapai yra kalavijai. Kai tos būtybės ieškančios vietos apsistoti ten nueina, įsitaiso jo pavėsį ir atsisėda, nuo medžių ima kristi kalavijai, jie bado ir kapoja jų didžiasias bei smulkiasias galūnes. Kai jos tam pargriuvo, atbėga rausvai rudi šunys, drasko jų nugaras, plėšia kūno dalis ir jas ėda. Greta jo yra geležinių šelmelį medžių giraitė. Kai būtybės ieškančios vietos apsistoti ten nueina, jos verčiamos lipti tuos medžius. Joms lipant aukštyn, dygliai atsigręžia žemyn, joms leidžiantis žemyn, dygliai atsigręžia aukštyn. Tie dygliai pato ir plėšo jų didžiasias bei smulkiasias galūnes. Ten yra ir varnų su geležiniais snapais, jos nutupia ant jų pečių arba galvų, išplėšia jų akių obuolius ir juos sulesa. Visa tai laikoma vienu pragaru, nes šios kančios panašios tuo, kad juose sužeidimai kyla nuo ginklų. Tai čia, kaip minėjau, 3 iš tų gretimų pragarų rūšių yra apibūdinamos ir dar 4 laukia mūsų būsimoji skaitrai. Ir visi šitie trečioji rūšis turi porūšių įvairių. Kad ten įvairaus pobūdžio tie kankinimai gali būti. Tai, man atrodo, net neverta man plėstis, kažką čia daugiau komentuoti, tekstas už save kalba, tai nebent kviečiu jūs tą baigiamąjį diskusiją šiandien ir aptarti tiesiog, ką perskaitėm, gal dar kažkokių minčių kilo ir tuomet kitą savaitę toliau tęsime apie pragarus likusius ir pabaigsime ir perėsime skaityti po to vėl apie jau nebe pragarus, bet apie alkanąsias dvasias ir jų kančias. Bet dabar gal dar turit kokių minčių, gal sužadino vėl kažkokias mintis, vaizduotę būtent šitas skirelis. Man labai patiko Conkapos, daug jau eilę kartų matytas nuoseklumas, kad tokia mintis, tokia tavęs beklausant atėjo, kad kai jisai įžaidžia tos, kaip pasakyti, bandančio pabėgti žmogaus, kažkokios bandančios pabėgti būtybės, tos įvairius veiksmus, tai tokia mintis, kančios neišvengsi. Ko besiimtum, labai gerai, tam bando lipti medį, tai spygliai nusileidžia žemyn, leisi žemyn, atvirkščiai vėl, kad tokia labai, labai nuosekli situacija padaryta, kad tiesiog, tai. Jo, ačiū Vladai, tai iš principo taip visiškai teisingai nusakei, kad tarsi tas trečiasis pragaras ypatingai tuo ir pasižymi, kur atrodo jau, ten prieš tai vis tiek buvo, žarijų duobė, aišku, kad kančia. Išmatų purvas dvokiantis kaip lavonas, kaip ir nurodo, kad tai potencialiai kančia, bet pavyzdžiui, atrodo taip viskas gražu, lyg ir miškas, bet tu nepastebi ir ten nori atsisėsti ir to miško lapai kaip kalavijai, arba po to medžio kita giraitė, kur ten tie gyvūnai iš tikrųjų nori tos varnos akis iškapoti snapais ir kur atrodo toks nekaltas dalykas, čia toks apgaulingumo, ta tokia sema reikšmė atsiranda, nes kitur tai atrodo akivaizdžiai, kad tai kančia turėtų kelti, o čia taip lyg ir galėtų atrodyti, neturi kelt kančią, bet net ir čia tu netrasi to pavėsio nuo kančios po tuo medžiu, nes vis tiek tas lapas arba tie gyvūnai, kurie tam miške gyvena, tave tuoj sudoros. Čia labai gerai, Giota, ačiū, kad užakcentavai šitą, nes
Taip, čia iš esmės toksai, tas naratyvas, jis toks kaip, jis ir sako, kaip būtybės ieškančios vietos apsistoti ten nueina. Ir tarytumai toks netikėtumo, toks momentas, kad reikia, man iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip vieta, kur galėtum atsikvėpti nuo visko ten, bet dar papildomas toks, atsiranda toks momentas, net ir tas lipimas į medžius, tas, kad ten įsitaiso medžių pavėsį, kalba, toksai, išplėstas taip jau toks čia naratyvas, kad su tokiu, taip, tokiu, gal papildomas toks kankinimas dar, kad suteikia viltį kažkokią miražą, apgaulę tokią, kaip atsikvėpimo, bet iš tikrųjų tenai nėra. Taip, tai čia tas tik tai žodis, kur apsistoti verčiu, galima būtų tiesiog, kad ir kitaip išversti, nes žodis yra nepa, tibetietiško nepa, ne tiesiog, ne arba nepa. Tai ne reiškia tiesiog ieškoti vietos, kur tu galėtum būti, nes principas yra, kad tu, tarkim, iš to pragaro nori atrasti vietą kažkur greta, kur tu galėtum būti be kančios. Tai va, čia ta prasme, kaip Vladai ir sakei, kad atrodytų, kad tu ieškai to erdvėj, kur to, ir tu ten netrasi jokios vietos, kur tu gali tiesiog būti ir išvengti tos kančios. Tai čia va tą ir nori perteikti, kad tarsi neišvengiama. Tai yra ir kaip ta kančia, ir kaip matėm iš to aprašymų, būtent tose trečiuosiuose pragaruose tas laikas gan fiksuotas yra buvimo ir daugybė tų metų, tūkstančiai, milijonai metų iš principo, ir kaip matom, yra atskaitos taškas dievų gyvenimo, tarsi tas metai, o tie yra irgi labai didžiulis laikas žmogaus būtent perspektyvoje. Taip, ar dar būtų kokių pamastymų, dar pakamantinėsiu ir nežinau, tai Rima, kas mažiau gal sakė Jolanta, kaip jums, ar dar turėtumėt kažkokių minčių? Man gal toks, nežinau, gal ne visai tema, bet maždaug taip galvoju, nuo kokio amžiaus gal yra supažindinami žmonės su tokia informacija, ar tai yra, pavyzdžiui, ar ir vaikams yra skirta tokia informacija apie tos visus pragarus, kankinimo būdus ir panašiai. Labai geras klausimas, kaip visada Jolanta tiesiai į 10-uką, tai man atrodytų, kad reikėtų pasižiūrėti bet bijau susakyt, gal aš tai šiaip negirdėjau, kad labai daug apie tos pragarus būtų kalbama, būtent tokiam populiariam lygmenį. Tiesiog pragarai yra gal, tie specializuoti aprašymai, ir yra keletą tų kartinių tekstų, kur detaliau aprašomi jie, bet kad būtų tie vaizdiniai kažkaip būtinai perkeliami tą populiarią kultūrą ir kažkaip taip cirkuliuotų, dabar galvoju, tibetietiškai ar kažką, žinau, kas man greit neteina, kad taip sakyčiau, greit neteina, nes galimai dar yra toks aspektas, kurio nebuvo laiko kada paminėti, nes bus šaltieji pragarai. Ir dar galvojau, kultūriškai įdomus daiktas yra, kad Tibetas daugiau yra šaltų. Bet čia nebūtinai tik apie šaltį, mes skaitėm bendrai apie kankinimus, kurios formas, kad Tibetas yra daugiau šalčio žemė ir labiau netgi gal suprantamas yra šaltis kaip kankinimo įrankis tibetiečiam pagal jų mąstyseną, net negu karštis didžiąją metų dalį, būtent tas yra aktualiau ir didesnė problema, didesnis baisulys. Ir tie pragaro vaizdiniai karšti, jie tokie sutirštinti, kad jie neišvengiamai čia tą kančią kels, bet tiesiog galvoju, ar bendresnį klausimą apie atitikimą tų vaizdinių, ar tikrai tuos paimtus tokius tekstinius pragaro aprašymus, klasikinius iš šitų tekstų, ar jie taip persikelia į tą populiarią kultūrą, aš nebūčiau tikra, ar tikrai tas taip funkcionuoja, aš greit neteina man į galvą, niekas bent iš tibetiečių perspektyvos. Reikėtų pamėginti
pasinagrinėti. Dėl amžiaus, tai čia geras klausimas. Nu, hipotezė mano būtų, aš čia nežinau, bet aš sakyčiau, kelčiau ją kaip hipotezę, kad gana anksti, nu, nes, pavyzdžiui, gerai, kad ir įmant, pavyzdžiui, lietuvių kokias stebuklinės pasakas. Aišku, jos buvo, kai dar buvo gyva ta tradicija pasakojimo, kaip sakyti, tai, aišku, visų amžių žmonės klausė jų. Pirmas dalykas, tai buvo ir seniems, ir mažiems, taip toliau, bet jos yra ganėtinai nemažai jų yra, kurios yra visceralios apie, nu, tiesiog, prasme, ten viską eksplicitiškai labai tenai visokie išnarstomi kaulai ir tenai tenai išdraskomi tenai kokios kūnai ten yra, nu, kaip sakyti, įvardyjama, kaip sakyti, taip kad čia vėlgi toks mūsų gal taip šiuolaikinės visuomenės gal toksai bruožas, bet anksčiau, nu, žmonės galimai galėjo ir, nu, aš nežinau, bet gal ir nuo ankstyvesnio amžiaus jau sužinoti apie tokius dalykus. Gal nepilnai, bet nu, kaip sakyt, čia Jo. tiesiog Sonkapos laikus įmant, sakykime, jeigu kad ir, pavyzdžiui. Man dar kilo mintis, kad tiesiog žiūriu šiuolaikinių pasakų, vat, kaip vat, pasiklausau tibetietiškai kažko tai daugiau tos pozityvios, tokios apie gerus darbus, apie kažkokius herojus daugiau, vat, yra, kurie kažką tai bodhisatvinės tokios pasakos apie pasiaukojimą, apie dalis yra apie kvailelius, tibetiečiai labai mėgsta, kur kažkokią kvailystę padaro ir su tokiu sarkazmu, ironija visai daug yra. Yra siaubo tų pasakų, va, tokių va, šitam žanre, gal, bet čia nebūtinai su pragaru jos siejasi. Vat ir šito aš mažiausiai žinau, vat, bet aš tik mačiau, kad yra tokių tibetiečių blogerių, kurie vat, specializuojasi pasakot siaubo pasakas, tik aš kažkaip vat, jų nepakankamai vat, klausiau ir visai sudėtinga klausyti, tarp kitko, tą šnekamąją kalbą tų pasakų tibetietiškai, tai jo. Dažnai dialektais kalba tokiais ir tai nestandartinė kalba, į kokią paskaitą klausai mokytojo, ten apie budizmą tai lengviau žymiai suprasti, o ten, kai kalba, nu, pasakotas registras visai kitoks šnekėjimo. Dar į galvą atėjo tas, čia į temą, kai galimai, nu, vis tiek, kadangi tai kosmogoninis toksai ir teogoninis, ir kosmogoninis pasakojimas, ir galimai visai galėjo irgi būti paplitęs ir plačiai žinomas, tai, nu, kad ir vat, skandinaviškas ten mitas apie ten pasaulio sukūrimą, kai dievai nužudo milžiną Ymirą ir tada atsiranda iš jo kūno padaromas pasaulis. Ir ten tokios frazės, kaip ten, vat, kad vat, iš jo kaukolė, kaip dangaus skliautas pasidaro, akmenys, sutrupinti kaulai jo Ymiro, o debesys, kur, vat, nu, tai, sakau, man nekartą šypseną sukėlė, nu, vat, tas archainė tokia vat, visaralinė vaizduotė, kur žiūri į debesis, nu, gražu, grožis, tai ten toj sakmei, o debesis tai išdrapstytos Ymiro smegenys maždaug. Tai maždaug irgi, tai, nu, kaip sakyti, visi tai yra kaip, nu, kaip anglas sakytų, ubiquitus, toks, nu, visur paplitęs, plačiai paplitęs pasakojimas, galimai, nu, visa kultūra tą žinojo jį, vat, ant to skandinavų, kaip tokius, vat, elementus, nu, ir, vat, prašau, tai reiškia, kultūriniai vaizduotėjai, va toks, vat, vaizdinys, vat, yra. Tibetiečius lygiai taip pat yra labai garsus pasakojimas kertinis, labai ankstyvas apie tai, kad iš esmės iki budizmo ateinant, čia budistinis pasakojimas tibetiečių žemė, visa žemė tibetiečių iš esmės buvo piktoji dvasia. Ir jie vadinasi Sinmo. Ir čia budistai tą pasakojimą išplatino ir budistai jie prikalė tą piktą dvasią, pastatydami šventiklas įvairiose vietose ir ant sąnarių tos piktosios dvasios. Ir reiškia, ten ant būtent kelių, ant alkūnės, ten ant kaklo. Ir tiesiog tas šventiklas budistinės ir tas demonė yra prikalta. Bet jinai vis tiek potencialiai gali atsikelti kada nors. Tai iš esmės visa tibetiečių žemė tai yra tai tarsi kaip būtų pažabota, sutramdyta būtent
Čia yra labai toks esminis, O čia vat, labai visai. geras, labai, nes čia toksai kaip kontra tam populiariam įsivaizdavimui, toks kontra, kaip, kad, nu, kad vat, budizmas, jisai kažkaip lengviau asimiliuoja kitas kultūras, ten taip toliau, ne visai, ne, čia Nieko panašaus, labai, taip. labai, labai rimta opozicija vyksta ir kultūrinė kova čia, tai jis ir Taip, pasirodo. būtent tibetietiškoje sąmonėje, nes mes čia dabar kalbam apie Tsongkhapą, mes žiūrim budistinę perspektyvą visur. Tsongkhapa yra giliai budistas ir mes apie jo tibetietiškas pažiūras, tokias, jeigu galėtume sakyti, nebudistinės, va čia geras klausimas, kiek galima išžvelgti Tsongkhapos kaip tibetiečio, turinčio vat, kažkokius vat, specifinius tokius įsitikinimus būdingus Tibetui. O čia labai įdomus būtų darbas, labai įdomus pamastymas, nes nebejotinai jis turėtų turėti kažkokius dalykus ir reikėtų išskaityti iš jo veikalų, iš jo biografijų tuos dalykus. Savaime yra tų unikalių tibetietiškų dalykų, jo pasakojimuose ten daug tų tibetietiškų tokių niuansų, bet kad jo pasaulyježiūriškai atrasti, nu, kaip minėjau, čia budistai turi daug va, tokių prikūrę istorijų, neprikūrė, bet visas budizmo atėjimo naratyvas, jis kūriamas prieš tai, kad Tibete iki to laiko, na, egzistavo įsitikinimai ir buvo daug priešiškumo, kad budizmo atėjimui. Ir tam priešiškumui iš esmės sutramdyti reikėjo įdėti labai daug pastangų. Ir to priešiškumo, reiškia, ne tik žmonės priešinosi, bet ir priešinosi dvasios, priešinosi, galėtume sakyti, visos krašto būtybės priešinosi. Ir tiesiog labai ir mažuma buvo, kurie norėjo, visgi matė budizmo tą naudą ir tik ilgainiui, nu, budizmas įsilieja ir dalį integruoja dalykų tam tikrom formom, o dalies net niekada net neintegruoja, tai vis tiek pasilieka visuomeniai, pasilieka daugiau tokiuose tuose įsitikinimuose žmonių, kas šventėse, ritualuose, gamtos būtent, bet čia net gamta kaip jau vakarietiškas dalykas, būtent reikėtų ieškoti terminų, tibetiečiai turi žodį, kad jie vadina irgi, vat, pasakysiu tas pats žodis, vat, kaip čia vat, yra ne, kaip sakiau, vat, kažkur apsistoti, pabūti, kad ieškai apsistojimo, tai tibetiečiai vadina, kad yra ne, kad yra kalnai yra apsistojimo vieta, kad upės yra apsistojimo vieta, kad vat, įvairūs, kaip mes vadintume, gamtos objektai iš vakarų perspektyvos, jiems yra ne, kur tu gali atrasti kažkokią tai vat, apsistojimą juose, kad ir tas apsistojimas jis turi, kad tos vietos jos turi savo kažkokį tai, nu, va, čia painterpretuosiu, padžiazuosiu transcendentinį lygmenį ir kad ten tu gali su jomis užmegzti ryšį. Yra kažkuria prasme kaip dvasios tam tikros ir jos nėra sutramdytos budistų, jos vis dar egzistuoja ir konkrečiai įvairiose vietose Tibeto ir ta pati žemė kaip prikalta dvasia irgi yra vat, kažkokia va šita vat reikšme. Labai, Tai nu, va čia. gali primint vardą tos deivės, tos dvasios, kaip Tibetą visą vadino budistai. Aha, tai tiesiog vadina Sinmo, Sinmo. Sinmo, rašosi SRIN ir Mo, tai galit pasiieškoti internete ir parašyti kažkaip, kaip ten, nu, pažiūrėkit, ar angliškai kaip, kad ten prikalimas yra, kad jinai yra angliškai tai vadina pin down, galima vers, kad jinai yra jos galūnės, kaip minėjau, pritvirtinamos tarsi va tom šventyklomis, kad jinai nejudėtų ir jinai būtų rami, jinai sustabdoma. Tai va, ir labai įdomus vaizdinys. Taip, tai mūsų laikas išseko ir labai ačiū Jums už diskusijas, už mintis. Iš tikrųjų, labai atiesa, gal dar Aida, gal dar norėjot, aš čia pertaukiu, lyg ir norėjot, dar klausiu Jūsų, gal dar
Ne, aš tik norėjau pasakyti, kad labai buvo išsami diskusija, ką tik tai dar įrodo paskutinė dalis, taip sakant. Tai norėjau pasakyti, kad neturiu ką pridurti. Puiku, tai tuomet ačiū Jums ir tęsime, kaip toliau apie pragarus skaityti kitą savaitę ir tada skaitymus. Tad visiems gražios šios savaitės ir iki pasimatymų, kitų susimatymų. Ačiū, viso gero. Sveiki.